Toliau vis dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar papasakosiu apie tai, koks buvo nuometas momentas, kada aš gavau 1998 m. vasario mėnesio žurnalo Genys numerį. Buvo tuomet jau besibaigiančio žiemos metas, paskutinis jos mėnuo, bet toks neįprastai kažkaip keistas, jau visai besniegis. Kaip nutirpo staigiai sniegas, taip jau paskui daugiau ir nebepasnigo. Manojoje Salamiesčio mokykloje pirmą kartais metais buvo švenčiama Valentino diena ir tarp mokinių dalijamasi sveikinimais ir lipdukais, širdelėmis. Šitą vasario mėnesio Genio numerį gavau tada kažkur apie mėnesio vidurį, pats grįždamas namo iš po mokyklos pasiėmiau pakeliui jį su laikraščiu iš savo pašto dėžutės. O dabar apie patį šį Genio numerį, kuo jo turinys man buvo šįkart įdomus. Visų pirma, iškart stipriai pritraukė straipsnis apie 3 tolimiausias Saulės sistemos planetas kosmose - Uraną, Neptūną ir Plutoną. Jis nemažina man susižavėjimo net ir iki šiol. Paskui dar ir apie gėrimo Coca-Cola atsiradimo istoriją, negalėjau vis atitraukti savo akių nuo seksualiosios balandžių dresuotojos Itanos išvaizdos, o labiausiai tada mane pribloškė viena konkreti nuotrauka, kurioje viena mergaitė Sandra Tarozaitė įsiamžino ant grindų šalia tokios gausybės Genio žurnalų, kuri mane privertė ne tik apstulbti, bet ir imti pavydėti. O dar tą patį vakarą, atsisėdęs kambaryje ant sofos, aš ir varčiau būtent tą gautąjį Genio numerį. 1998 m. vasaris.